Kai jau nebegalėjo būti blogiau, mano nusivylimą Lietuvos politinė konjunktūra pakeitė tikėjimas, kad reikalai iš esmės turėtų pasikeisti naujai kartai paėmus vairą į savo rankas. Kiekvienais metais vis apsidairau, kas iš mano draugų, pažįstamų, įgijo naudingos patirties, turi idėjų, kaip pagerinti Lietuvos ekonomikos ir teisėsaugos situaciją, kas turi pakankamai užsispyrimo siekti permainų, kas tokie yra sąžiningi ir orūs asmenys, kurie galėtų būti pavyzdys kitiems. Vis pasižiūriu laikrodį, ar dar ne laikas šiems žiburiams sugrąžinti viltį, kad Lietuva gali būti modernia, klestinčia, žmogaus teises gerbiančia valstybė, kurioje bet kas norėtų gyventi. Tado Langaičio žingsnis, kurio prisipažinsiu labai laukiau, ir jo iniciatyva įkalbėk.lt paskatino ir mane pabandyti įkalbėti 3 draugus, kurių asmenybės, požiūriai ir darbai jau dabar stipriai prisideda prie minėtų tikslų, tačiau per dažnai susiduria su nesuvokiamomis kliūtimis. Sutinku su Tado žodžiais, kad pats laikas užbaigti šį užburtą ratą ir Lietuvos politinį gyvenimą prikviesti pavyzdingų piliečių. Tad Šarūnai Kesarauskai, Laimutė Vaigauskaitė ir Raminta Dereškevičiūtė, manau, jums pats laikas eiti į politiką.